statybinių medžiagų laboratorijai atliekami bandymai, kuriuose studentai įtvirtina teorinės žinias apie statybinių medžiagų priklausomybę nuo jų stiprumui, ištiria gruntus, jų granulometrinę sudėtį. Čia yra ištiriama kietųjų statybinių medžiagų priklausomybė nuo stiprumo, jo tankio stiprumas, lenkimas. Šiandien bus atliekamas bandymas su betonu, studentai parengia betoną laboratorijoje ir vėliau jos išbando po 30 dienų. Turėti jaukius, tvirtus, ekologiškus, šiltus namus daugelio žmonių svajonė. Jūs galite būti tie žmonės, kurie turite galimybę padėti tą svajonę įgyvendinti. Studijuodami statybos studijų programą, jūs išmoksite daug dalykų. Parinkti statybinės medžiagas, gaminius, konstrukcijas, statybos ir remonto darbų technologijas, apskaičiuoti pastato statybos kainą, projektuoti ir organizuoti visą statybos procesą bei kurti savo verslą. Programos statyba studijos trunka 3 metus dieninė forma ir 4 metus ištęstinė forma. Bus sinusas delta EF, delta YEF. Va šitas skirtumas padalinta iš šito ilgio. Žinom atstumą tą, smėgiam koliuką. Reiškia, mes jau turim antrą tašką B. Statom matuoklį grinai ant to taško. Čia atstumas jau žinomas. Kampas va šitas kampas yra 83 minus 23 sinus GEE. Gerai. O, jau beveik lygiai buvo. O, gerai.